Joe Bidenas. Paskutinis dinozauras. Vaikščiojantis, kalbantis, kartais galbūt ne visai rišliai. Reliktas iš eros, kurios mes daugiau niekada nebepamatysime. Mes visi matėm tą mymą, kuris stovi prie auksinės užuolaidos, žiūri kažkur į tolį ir šypsosi tą savo baltą amerikietišką šypseną, tarsi su kažkuo savo mintyse atsisveikindamas. Tai nėra tik vieno labai seno, labai pavargusio politiko išėjimas į pensiją. Tai buvo ištisos pasaulio tvarkos laidotuvės. Neoliberalizmo pabaiga. Epochos, kuri formavo mūsų gyvenimus paskutinius 50 metų. Ir nėra geresnio būdo papasakoti šitos eros istoriją, kaip per žmogaus, kuris stovėjo prie jos ištakų gyvenimą. Žmogaus, kuris tą sistemą kūrė, augino, palaikė, o galiausiai išlydėjo į pomirtinį gyvenimą. Šiandien mes kalbėsim apie Joe Bideną, apie pasaulį, kuriame jis gimė, kurį jis keitė ir kuris pakeitė jį. Tai bus ilga kelionė per 8 mūsų istorijos dešimtmečius. Visas Joe Bideno dramas, skandalus ir pergalės. Įsitaisykite patogiai. Jeigu jūs bent truputėlį norite suprasti, kas yra Joe Bidenas, jūs turite žinoti, iš kur jis atėjo. Ir kas dar svarbiau, kada jis atėjo. Josephas Robinette Bidenas jaunesnysis gimė 1942 m. lapkričio 20 d. Buvo pats Antrojo pasaulinio karo įkarštis. Europa skendo kraujyje. Vokiečiai dar tebesikauna su sovietais Stalingrade, o Ramiajame vandenyne amerikiečių laivai degina japonų lėktuvnešius. Bet 1945 metais baigėsi Antrasis pasaulinis karas ir Joe Bidenas pradeda augti pokario Amerikoje. Ir tai buvo labai specifinis laikas ir vieta. Scrantonas, Pensilvanijos valstija. O taip, ofiso enjoyeriai čia tas pats, Dunder Mifflin Scrantonas. Įsivaizduokite patį stereotipiškiausią, patį darbininkiškiausią pramoninį miestą. Tai angliakasių, šachtininkų, gamyklų darbininkų ir sunkiai iki 9 prakaito dirbančių airių katalikų miestas. Žmonių, kurie kasdieną aria šachtose ir gamyklose, kas vakarą renkasi į vietinius barus ir kiekvieną sekmadienį eina į bažnyčią. Amerika po Antrojo pasaulinio karo buvo absoliutus, neabejotinas, neturintis jokių analogų pasaulyje hegemonas. Europa tuo metu gulėjo rūkstančiuose griuvėsiuose, Vokietija sulyginta su žeme, Britanija bankrutavusi, Prancūzija bando atsigauti nuo gėdingo pralaimėjimo karo pradžioje. Visi netolimos praeities pramonės gigantai maitinosi iš Amerikos humanitarinės pagalbos ir Azija su imperinė Japonija priešakyje buvo nusiaubta, sudeginta ir sunaikinta iki pat pamatų. Ir tai pasaulyje nebeliko daugiau jokios pramonės, o tuo tarpu Amerikos fabrikai dirbo 3 pamainomis be išeiginių. Pasauliui reikėjo visko, todėl ten ir gamino viską nuo plieno ir automobilių iki vaistų ir mėsos konservų. Tai buvo absoliutus aukso amžius. Ekonomikos augimas buvo toks, kokio dabar mes įsivaizduoti net negalėtume. Amerikietiška svajonė, metas, kada bet kuris vyras vos tik baigęs vidurinę mokyklą, dikcija, be jokio universiteto diplomo ar patirties, tas vyras galėjo gauti gerai apmokamą darbą gamykloje. Čia dabar gamyklose dirbti yra pamoina. Chicken Factory ūkuose, tokia yra pirma asociacija, bet po Antrojo pasaulinio karo viskas buvo visai kitaip. Pramonė tuo metu buvo tokia pat karšta kaip technologijų sektorius dabar. Ir dirbti gamykloje tada buvo toks pats prestižas kaip
ir dirbti vienaragyje dabar. Darbininkų labai trūko, todėl jie turėjo kolektyvinę galią. Jų profsąjungos nuolat dėrėdavosi su darbdaviais, pastoviai būdavo gerinamos sąlygos ir dėl to vienas darbininkas galėjo ramiai išlaikyti žmoną namie ir dar su pora vaikų. Jis galėjo nusipirkti erdvų namą su žalia veja priemiestyje, išmokėti jį per mažiau nei 10-metį, kas kelis metus iš salono pasiimti naują chromu tviskantį Chevrolet ar Fordą ir išleisti vaikus į koledžą. Tai buvo amerikietiškos svajonės viršūnė. Tie laikai aukščiausias Amerikos pramonės taškas, kurio daugiau niekada nebuvo ir greičiausiai būkim biedni, bet teisingai niekada nebebus. Nes tokios sąlygos, kada visas pasaulis stovi sugriautas, o tu vienintelis turi visus gamybinius pajėgumus, pasitaiko tik kartą per 1000-metį. Ir Bidenas būtent šito pokario ekonominio stebuklo produktas, nors tiesą sakant, jo šeima nebuvo turtuoliai, toli gražu, jo tėvas, Joe vyresnysis, patyrė labai rimtų finansinių sunkumų, kada Joe buvo dar visai mažas. Tėvas anksčiau turėjo pinigų, jis buvo verslininkas, jo šeima gyveno pasiturinčiame New Yorko priemiestyje ir netgi leisdavo savo plaukioti jachtomis, bet kažkas nutiko su tuo Joe vyresniojo bizniu, regis jį apgavo verslo partneriai, bet aš čia nesu toks tikras, todėl kad nesu istorikas ir dalykus, kuriuos jums pasakoju, atrandu interneto ir dirbtinio intelekto pagalba, kas yra visai nepatikima. Ne patys geriausi šaltiniai, švelniai sakant, todėl raginu nepamesti galvyčių ir tiesiog nepamiršti, kad jeigu aš skambu gerai, dar nereiškia, kad aš žinau, ką aš kalbu. Bet kad ir kas ten būtų nutikę, Bidenų šeima staiga praranda viską ir šeima iš didelio namo turėjo persikraustyti pas Joe Bideno mamos tėvus, atgal į Scrantoną. Ir kaip tik tuo metu nutiko ekonomikos susitraukimas Amerikoje. Europa ir Azija pradėjo atstatinėti save ir savo gamybinius pajėgumus į vėlyvus 50-uosius ir jau taip nebereikėjo stipriai tų Amerikos fabrikų, kad jų kaminai rūktų kiaurą parą, 7 dienas į savaitę. Kada apkrova sumažėjo gamykloms, jos pradėjo mažiau gaminti, atitinkamai darbininkų algos pradėjo kristi, darbo pasiūlymų pradėjo mažėti ir Joe Bidenas vyresnysis Scrantone labai ilgą laiką negalėjo rasti pastovaus darbo ir galiausiai jiems teko palikti Pensilvanijos valstiją ir persikraustyti į šalia esantį Delaware'ą. Ir ten Joe Bideno tėvas, jisai tiesiog ieškojo geresnio gyvenimo ir stabilesnio darbo, kad galėtų išmaitinti savo šeimą. Joe Bidenas dar buvo vaikas, bet šitos patirtys jį stipriai suformavo. Jis matydavo savo tėvą palinkusi virš sąskaitų virtuvėje, nežinanti, kaip jas visas apmokės, arba jis atsimindavo tas akimirkas, kai tėvas grįždavo namo ir turėdavo pasakyti savo šeimai, mes turime išvažiuoti, nes čia aš nerandu darbo. Ir visi tie dalykai giliai labai išsidegino į jauno Joe Bideno smegenis. Ir tas Scrantono darbininkų klasės mentalitetas, tas supratimas, kaip gyveno žmogus, grįžtantis namo juodomis nuo darbo rankomis, liko su juo visam gyvenimui. Middle class Joe, viduriniosios klasės Joe. Tai dešimtmečiams tapo jo politinių prekės ženklų. Jis visada buvo tas paprastas bičas, kilęs iš pačių paprasčiausių žmonių, kuriam nereikia aiškinti, kiek kainuoja pienas ir kiaušiniai. Bet yra dar kai kas. Kai kas nepaprastai stipriai suformavo jaunojo Joe Biden charakterį. Mikčiojimas. Jaunas Joe Bidenas, tiksliau savo vaikystėje, jisai žiauriai labai mikčiojo. Tai buvo
stiprus labai toksai fizinis blokas, kada tu bandai ištarti žodį, tavo veidas persikreipia, tau ant kaktos iššoka venos, bet joks garsas iš tavęs neišeina. Ir jeigu jūs galvojate, kad vaikai yra žiaurūs dabar, tie visi anoniminiai komentarai, cancel kultūra ir panašiai, įsivaizduokite 1950-ųjų katalikišką berniukų mokyklą, kur niekas niekada net nebuvo girdėjęs apie jokias patyčių prevencijos programas, psichologinę pagalbą, toleranciją ar saugias erdves. Seniau vaikų auklėjimas vyko kitokių duchinimo principų. Tiesiog tave bulino visi, ir čia įskaitant mokytojus, jeigu tu būdavai kitoks. Per aukštas, per žemas, per plonas, per storas, per durnas, per protingas, per ryžas, per akiniuotas, bet kas galėjo nupiešti tau taikinį virš galvos. Tai buvo džiunglės, kuriuose išgyvena stipriausiai, ir bet kokio trūkumo turėjimas buvo tiesioginis kvietimas tave žeminti ir skriausti pagal tas senasias tradicijas. Ir Joe Bideną pravardžiavo brūkšneliu mokykloje Dash, nes jo kalba skambėjo kaip Morzės abėcėlė, kurią užrašinėdavo brūkšneliais ir taškeliais. Žinot, kur ten žmonės senovėje komunikuodavo. Tai čia jo buvo Morzės abėcėlė. Ir bye bye Biden. Jį pravardžiavo bye bye Biden, nes jisai negalėdavo ištarti savo pavardės ir labai mykčiodavo, bandydamas sakyti Bidenas. Šiandien vaikų auklėjimą mes suprantame visai kitaip. Mes stengiamės padėti ir nesityčioti, o tada tave terorizavo už bet kokį mažiausią trūkumą, kad susijimtum ir būtum normalus. Ir tai darė ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Ir vienu metu katalikų vienuolė, kuri jam dėstė mokykloje, pradėjo šaipytis iš Bideno mykčiojimo prieš visą klasę. Ir Joe Bidenas nieko nesakęs atsistojo, paliko pamokas ir parėjo namo. Jo mama, Jean Finnegan, kieta, griežta airių moteriškė, kurios geriau buvo nesiutinti, paėmė jį už rankos, nuvedė atgal į mokyklą, susirado tą vienuolę ir pasakė į tiesiai į akis: jeigu tu dar kartą taip pasielgsi su mano sūnumi, aš nutrauksiu tavo nuometą tau nuo galvos. Bet jaunasis Joe vis dėlto įveikė savo mykčiojimą. Jokių logopedų nebuvo, pinigų daktarams irgi. Ir jisai tai padarė brute force būdu. Tiesiog stovėdamas prieš veidrodį su žibintuvėliu naktimis, kad nepažadintų brolių ir seserų, su kuriais gyveno viename kambaryje. Ir jis tiesiog kiekvieną naktį tyliai deklamuodavo poetų eiles, kol visi miegojo. Ir po truputėlį jis pradėjo jausti tą savo mykčiojimo ritmą ir jis išmoko jį numatyti ir po truputį pratino savo smegenis prie sklandaus kalbėjimo ir jis taip tyliai deklamuodamas naktimis eiles iki užkimimo, praktiškai iki tol, kol jo veidas nutirpdavo nuo įtampos ir žodžiai, jie po truputėlį nustojo pintis ir pradėjo lietis laisvai iš jo burnos. Joe Bidenas buvo savo laiko ir savo aplinkos vaikas. Tai buvo tas specifinis labai amerikietiškas tikėjimas, kad jeigu tu pakankamai smarkiai dirbsi, jeigu tu nepasiduosi, tu gali įveikti bet kokį likimo posūkį. Ir patikėkit manim, tas tikėjimas jam labai pravers ateityje, nes likimas jam ruošia tokių smūgių, nuo kurių paprastas žmogus tiesiog subyrėtų į dulkes. 60-ieji tai buvo tikriausiai vienas drastiškiausių socialinių pokyčių laikotarpių per visą 20-ojo amžiaus istoriją. Tarsi iš lėto, ramaus, nespalvoto kino pereitum į greitą ir žiaurų rūgšties tripą. Dešimtmečio pradžioje 1960-aisiais viskas atrodė kaip Mad Men seriale. Vyrai vis dar nešiojo skrybėles ir pilkus flanelinius kostiumus kasdieną, jie gėrė nuo ryto iki vakaro ir
įdavo visur. O moteris vilkėdavo konservatyvias sukneles su tobulai sušukuotais plaukais, kurių šukuosenos buvo labiau panašios į šalmą. Viskas buvo tvarkinga, teisinga, paremta griežtomis hierarchijomis ir beprotiškai opresyvu. Visuomenė tau siūlydavo rolės ir tavo problema, jeigu tu nei vienos iš jų netitinki. Ir tada tiesioginė to žodžio prasme sprogo bomba. Kultūrinė bomba, kurios smūgio banga nunešė viską. Visi vaikai, kurie gimė pokario kūdikio bumo metu, baby boomeriai, nebuvo patenkinti tuo pasauliu, į kurį atėjo. Tas jausmas suformavo neišpildytą poreikį, o tas poreikis pradėjo keisti politiką. 1960-aisiais prasidėjo Kennedy revoliucija. Johnas Fitzgeraldas Kennedy, JFK, buvo naujų laikų pranašas. Iki jo politiką Amerikoje darė pagyvenę nuobodūs ir konservatyvūs vyrai. JFK buvo kitoks. Jaunas, vos 43, patrauklus, su pilna galva, vešlių plaukų, charizmatiškas, spinduliuojantis energiją, sąmojų ir intelektu. O jo žmona Jackie tuo metu buvo mados ikona. Jo komanda buvo sudaryta iš kiečiausių ekspertų, kokius tik galima buvo atrasti Jungtinių valstijų žemėje. Jis kalbėjo ne kaip tipinis nuobodus politikas, o kaip roko žvaigždė. Ir kas svarbiausia, kas tuo metu buvo visiškas tabu, Johnas Kennedys buvo katalikas. Ir jūs turite suprasti, kad iki Kennedžio Amerikoje buvo griežta, nerašyta, bet šimtmečius galiojanti taisyklė, kad pačias aukščiausias pareigas valstybėje gali užimti tik tai balti anglosaksai, protestantai vyrai, katalikai. Ypač airiai ir italai buvo laikomi antrarūšiais piliečiais, imigrantais, kurie lojalūs ne Amerikos konstitucijai, o popiežiui Romoje. Airių imigrantų palikuonis katalikas Kennedys sulaužė tą sistemą. Jis įrodė, kad antrarūšis katalikas gali įžengti į postą, kuris buvo rezervuotas tik išrinktiesiems protestantams. Ir jaunam airiui katalikui iš Delavero vardu Joe Bidenas tai paliko įspūdį. Jis pamatė žmogų, kuris atrodo kaip jis, kartojo tuos pačius poterius ir priimdavo tą patį sakramentą, kokį kiekvieną sekmadienį gaudavo Joe Bidenas su savo šeima. Ir staiga kažkas, kylantis iš tų pačių airiškų tradicijų kaip ir jis, yra išrenkamas galingiausiu žmogumi pasaulyje. Jeigu Kennedys tai padarė, vadinasi gali ir Bidenas. Ir Kennedžio revoliucija atnešė didelio optimizmo bangą į Amerikos visuomenę. Kosmoso lenktynės, kada JFK atsistojo ir pasakė, mes skrisime į mėnulį šiame dešimtmetyje ne todėl, kad tai lengva, o todėl, kad tai yra sunku. Jis to nepamatė, bet žmonės jo svajonę įgyvendino laiku ir pilna apimtimi. Užvirė pilietinių teisių judėjimas, mažumų teisės Amerikoje visada būdavo problema. Dėl jų ji netgi kariavo pilietinį karą XIX amžiaus viduryje ir tarsi vergovę išlaikyti norėję pietų konfederatai pralaimėjo, tarsi vergovė buvo atšaukta, bet teisių juodaodžiai ir kitos mažumos taip ir negavo. Jungtinių Amerikos valstijų visuomenė buvo toliau sėkmingai skirstoma į baltus ir spalvotus. Ir 60-aisiais tai pasiekė virimo tašką. Martinas Liuteris Kingas ir Malcolmas X'as sakė savo kalbas ir po truputį keitė pasaulį. Atrodė, kad viskas yra įmanoma, idealizmas ir optimizmas užliejo gatves. Rytojus atrodė bus neabejotinai geresnis už šiandieną. Valstybė tada atrodė kaip jėga, kuri gali išspręsti bet kokią problemą. Skurdą, rasizmą, šaltąjį karą ir kosmoso lenktynės. Bet tada atėjo tamsioji 60-ųjų pusė - kraujas ir chaosas. 1963 metais Kennedy numirė Dalase. Prezidento galva sprogsta visos Amerikos akivaizdoje, o jo žmona bando rinkti jo likučius nuo juodo valstybinio limuzino bagažinės. Tai yra momentas, kai Amerika praranda savo nekaltybę. Optimistiniai sapnai baigėsi ir prasideda košmaras. Po to seka Martino Liuterio Kingo, Malcolm X ir dar vieno labai svarbaus Kennedžio, Roberto Kennedžio
klausimai. Ir virš viso šito pakimba didelis juodas Vietnamo karo debesis. Mėsmalė, į kurią Amerika masiškai šaukė ir siuntė savo jaunimo žūti džiunglėse dėl geopolitinių teorijų, kurias galvojo technokratai Vašingtone. Universiteto miesteliai visoje šalyje sprogsta nuo protestų, atsiranda kontrkultūra, hipiai, laisva meilė, rokas ir Woodstockas. Muzika tampa ginklu. The Beatles, Rolling Stone'ai, Jimi Hendrixas draskantis gitarą ir Bob Dylanas draskantis širdis. Ir kultūra skylanti per pusę. Vieni jauni ir pikti eina į gatves, degina šaukimo į kariuomenę lapelius, rėkia pig, kiaulė ant policininkų ir nebijo susiremti su ginkluota nacionalinė gvardija. Kiti vadinamoji tylioji dauguma, the silent majority, dirbantis fabrikuose, sėdintis namuose ir žiūrintis per televizorius ir besišiaušiantis ant viso to nevaldomo chaoso, kurį mato iš ekranų, jie nesupranta, kodėl šitie išlepinti koledžų vaikai degina Amerikos vėliavas, kodėl tie spalvotieji nenori būti savo vietoje, apie kokias teisės kalba tos moterys ir kodėl viskas negali būti kaip seniau. O tuo metu, kol visas pasaulis dega, Joe Bidenas kremta teisės mokslus Sirakūzų universitete Delavere'e. Sirakūzai yra senas ir prestižinis universitetas, bet tai nėra Ivy League, vadinamoji Gebenės lyga, grupė iš 8 elitinių Amerikos universitetų – Brauno, Dortmundo, Harvardo, Yale'o, Kolumbijos, Kornelio, Pensilvanijos ir Princetono. Jeigu čia yra A lyga, tai Bidenas mokėsi B lygoje, kas tuo metu buvo vis tiek labai didelis pasiekimas, nes universitetinį išsilavinimą Amerikoje turėjo nedaugiau 10% 60-aisiais. Bet čia bus Joe Bideno charakterio indikatorius per visą jo gyvenimą. Jis niekada nebus labai ryškiai šviečianti žvaigždė ir visada užims stipraus vidutinioko vaidmenį. Jis moksluose yra labai tradicinis to meto jaunuolis, kostiumuotas, trumpai kirptas, žaidžia amerikietišką futbolą ir vieną dieną jis sutinka savo gyvenimo meilę. Neilę Hunter. Tai buvo kaip iš filmo. Neila buvo protinga, patraukli, išsilavinusi mergina iš turtingos respublikonų šeimos. Bidenas neturtingas airis, kurio turtas gali būti skaičiuojamas ambicijomis, nebent. 60-ųjų Amerikoje jiems nebuvo lemta būti kartu, bet Neilė susižavi Joe. Jis jai pažada, kad bus senatorius ir Jungtinių valstijų prezidentas. Tai skamba kaip absoliuti beprotybė iš 20-mečio lūpų, bet jie juo patiki ir jie susitokia. Bidenas pabaigia mokslus. Universitete jį ištinka pirmas skandalas. Joe Bidenas sugauna plagijuojant. Akademiškai jis itin nepasižymėjo ir baigė Sirakūzų universitetą vienais turbūt blogiausių pažymių iš savo laidos. Bidenas, baigęs teisę, pradėjo savo politinę karjerą. Jis jaučia, kad pasaulis, kaip Bob Dylanas dainavo, keičiasi. Jis jungiasi prie savo herojus JFK partijos demokratų, bet jis neina į gatves protestuoti ir deginti Amerikos vėliavų, jis eina į sistemą ir bando ją keisti iš vidaus. Jis pradeda nuo pat apačios, nuo Delavero valstijos Newcastle apygardos miesto tarybos. Joe Bidenas yra progresyvių pažiūrų, jis yra už pilietinės teisės ir visą širdimi palaiko Kenedžio revoliuciją, bet jis yra pragmatikas. Jis nėra radikalas. Jis supranta, kad norint laimėti rinkimus, tu negali gąsdinti žmonių, tu turi patikti konservatyviai, atsargiai, bet labai įtakingai viduriniai klasiai. Žmonėms, kurie nenori griauti sistemos, kurie nenori revoliucijų, kuriems tiesiog reikia, kad gatvėse būtų saugu, kad mokyklos veiktų ir šiukšlės būtų išvežamos laiku. Jis tai viską supranta, todėl jis pasilaiko progresyviasias mintis apie Vietnamo karą savo ir laikydamasis liberalios, bet nuosaikios politikos laimi savo pirmuosius rinkimus ir taip 1970-aisiais
Kenedžio revoliucijos vaikas pradeda įgyvendinti savo politinę svajonę. Ir taip ateina 70-ieji, kada visa Kenedžio revoliucija iš pradžių stoja, o paskui griūna su didžiuliu trenksmu. Ateina disko era, visur groja Bee Gees, ABBA, Donna Summer ir Boney M. O Studio 54 Niujorke lūžta nuo garsenybių ir kokio. Disko rutuliai naktiniuose klubuose, plačios kelnės ir apykaklės platforminiais batais, spalvoti poliesterio drabužiai, ūsai ir milžiniškos ševeliūros ant galvų. Bet po šituo blizgančiu sintetiniu paviršiumi vyko labai baisus, destruktyvūs dalykai. Amerika ir visas vakarų pasaulis pateko į gilę, juodą egzistencinę krizę. Susidėjo viskas iš karto. Pirmiausia, tai buvo politika. Įvyksta Watergate skandalas. Prezidentas Richardas Nixonas, žmogus, kuris žadėjo įvesti įstatymą į tvarką, į karo zoną virtusias gatves, pagaunamas šnipinėjant savo politinius oponentus ir slepiant įkalčius. Ir kas blogiausia, meluojant visai šaliai į akis dėl to, kas įvyko. Richardo Nixono prezidentavimas baigėsi gėdingu atsistatydinimu 1974 metais. Pirmas ir vienintelis toks atvejis JAV istorijoje. Žmonės tada stipriai nusivylė politiką. Ciniškumas tampa nauja nacionalinė religija. Jeigu prezidentas yra nusikaltėlis, kuo iš viso galima tada tikėti? Antras smūgis buvo Vietnamas. 1975 jis baigėsi gėdingu, žeminančiu pralaimėjimu. 1945 Amerika triumfavo viso pasaulio priešakyje. Po 30 metų jį pabrukusi uodega bėgo iš pralaimėto karo. Tie kadrai kaip sraigtasparniai kyla nuo Amerikos ambasados stogo Saigone, o su amerikiečiais bendradarbiavę vietiniai desperatiškai kabinasi už sraigtasparnių važiuoklės ir krinta žemyn, kol Amerika evakuojasi ir palieka savo sąjungininkus komunistų likimo valiai, bet dar blogiau, dar skaudžiau kiekvienam paprastam piliečiui viskas jautėsi ekonomikoje. Ateina 1973 naftos krizė. Arabų šalis bausdamos JAV ir jo sąjungininkės dėl paramos Izraeliui per Jom Kipuro karą tiesiog užsuka naftos kranelius ir pusės pasaulio ekonomika pradeda stoti ir visoje Amerikoje per naktį nusidriekia kilometrinės eilės prie degalinių. Žmonės laukia valandomis, kad gautų kelis litrus benzino, kartais netgi kyla muštynės prie kuro pompų. Vakarų ekonomika priklausoma nuo pigaus kuro tiesiog dūsta ir čia pats laikas pakalbėti apie keincizmą ir jo žlugimą. Kas yra tas keincizmas išvis? Po didžiosios depresijos ir antrojo pasaulinio karo vakarų elitas susitarė, kad laukinis nereguliuojamas kapitalizmas, kur kiekvienas už save ir į rinką viską sprendžia, tiesiog neveikia. Tas dalykas atvedė į komunistinės revoliucijas ir fašizmą. Atsirado supratimas, kad ekonomikos savieigai palikti negalima. Ji turi būti aktyviai reguliuojama, kad žmonėse būtų išlaikytas stabilumas. Ir tai reiškia, kad elitas, kuris iki paskutinių karų epochos beveik nieko nemokėjo į valstybės biudžetą, po keincizmo revoliucijos jis buvo įspraustas į labai griežtus rėmus ir mokėdavo labai aukštus, kartais net 70 ir netgi 90% siekiančius mokesčius. Buvo labai stiprios profsąjungos, tada, kurios garantavo geras algas ir darbo sąlygas darbininkams. Bankai ir finansinės institucijos buvo griežtai reguliuojamos, o valstybė didžiulės išlaidas skirdavo infrastruktūrai ir socialiniams programoms. Taip atrodė gyvenimas 50-aisiais per Amerikos aukso amžių. Ir tai darė visi, ir kairieji, ir dešinieji. Dideli mokesčiai ir didelė atsakomybė turtingiesiems, didelės algos ir maži mokesčiai paprastiems žmonėms. Tai buvo keincizmo esmė. Ekonominė teorija buvo pavadinta Britų Johno Maynardo Keynes'o vardu, ekonomisto Johno Maynardo Keynes'o vardu. Labai atsiprašau visų ekonomistų, nes nuo šito kreivo paaiškinimo jūs turbūt ištiko traukulių priepuolis nekontroliuojamas. Labai už ką atsiprašau, bet kaip suprantu, taip išaiškinu. Visais atvejais
Keinsizmas po karo akivaizdžiai veikia. Prieš karą irgi jisai veikia kuo puikiausiai, nes tai keinsizmas laimėjo antrą pasaulinį karą ir tai keinsizmas ištraukė karo sugriautas ekonomikas iš duobės. Tai jisai sukūrė tą pačią vidurinę klasę, kuri padarė vakarus beprotiškai turtingais. Bet 70-aisiais šitas gražus pasakojimas nustojo veikti ir mechanizmas sulūžo. Prasidėjo stagfliacija ir tai yra baisiausias ekonomistų košmaras. Tai reiškia, kad ekonomika neauga, nedarbas masiškai didėja, tai yra stagnacija, bet tuo pat metu kainos nenumaldomai dviženkliais skaičiais kyla, tai yra vyksta infliacija ir keinsizmas tam neturėjo jokio atsakymo. Pagal jų modelius ir formulės taip iš viso neturėjo būti. Nedarbas ir infliacija turėjo judėti priešingomis kryptimis, nes visada lygi tol būdavo taip, kad jeigu kyla nedarbas, infliacija turi kristi ir atvirkščiai, bet ekonomika nebetilpo į keinsistinius modelius ir darė, ką norėjo. Ir žinote, kas nutinka, kai senas pasakojimas sugriūna, kai žmonės mato, kad karalius nuogas, atsiranda vakumas, milžiniškas, tamsus, ideologinis vakumas ir tą vakumą netrukus žengia naujas pasakojimas. Nauji pranašai, kurie ilgai sėdėjo paraštėse ir laukia savo valandos, jie ateina su savo idėjomis. Ir tai yra neoliberalizmas. Jį atneša tokie čiuvakai kaip Miltonas Friedmanas, pavyzdžiui, iš Čikagos universiteto ir visi jo kolegos. Jie reabilituoja tarpukariu diskredituotus vadinamus austrų ekonomistus, tokius kaip Friedrichas Hayekas, pavyzdžiui, kurie buvo labai stipriai nusiteikę prieš bet kokį valstybės kišimąsi į ekonomiką. Ir tada neoliberalai po truputį pradeda formuoti mintis, kad valstybė negali spręsti problemos, todėl kad valstybė pati iš savęs yra problema. Jie sako, valstybė yra neefektyvi, lėta ir kvaila. Sumažinkim mokesčius korporacijoms ir turtingiesiems, privatizuokim viską, ką tik galim, panaikinkim reguliavimus, panaikinkim tas tinginių profsąjungas, leiskim laisvai rinkai laisvai kvėpuoti ir viskas pasikeis. Todėl, kad rinka yra kaip dievas, rinka visada žino geriausiai ir rinka pati save susireguliuos. Ir šitas pasakojimas pradeda lėtai per think tankus, per akademiją ir į kultūrą skverbtis iš pradžių į universitetus, tada į visuomenę, o po to ir į politikų smegenis. Ir galiausiai tai tampa dominuojančia sociopolitikonominė ideologija vakaruose. O kur būna Bidenas šitame lūžio taške? 1972 metai. Jis yra vos 29 ir jis nusprendžia, kad atėjo laikas. Jis meta iššūkį senam populiariam pinigais ir ryšiais pertekusiam respublikonų senatoriui Jay Calebui Boksui Delavero valstijoje. Niekas, absoliučiai niekas demokratų partijoje netiki, kad šitas niekam nežinomas patsukas gali laimėti. Joe Bidenui net neduoda normalaus finansavimo, bet tai jo nesustabdo ir jisai daro tai, ką dabar mes vadintume partizaninę rinkimų kampaniją. Jo šeima, broliai ir seserys tampa rinkimų kampanijos štabu. Jis važinėja po visą valstiją, beldžiasi į visas duris, dalina savo lankstinukus prie visų prekybos centrų, spaudžia kiekvieną ranką ir kalbasi su kiekvienu žmogumi. Jis naudoja savo jaunystę ir Kenedžio stiliaus energiją prieš seną pavargusio oponentą. Ir jis laimi. Per plauką, vos keliais tūkstančiais balsų, bet laimi. Tai turėjo būti jo triumfo akimirka, jis ką tik įgyvendino tą pažadą, kurį davė savo žmonai Nilijai. Jis tapo vienu jauniausiu senatoriumi Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje. Ir pasaulis atrodė nuostabus. Šviesi ateitis driekėsi prieš akyje, bet tada nutinka tai, kas negrįžtamai, brutaliausių įmanomų būdų perlaužia Joe Bideno gyvenimą pusiau.
1972 m. gruodžio 18 diena. Likus kelioms savaitėms iki jo iškilmingos priesaikos Vašingtone, jo žmona Nylija važiuoja su 3 vaikais, 2 ir 3 metų sūnumis Beau ir Hunteriu ir metukų dukrytė Naomi pirkti kalėdų eglutės. Sankryžoje į jų automobilį visų greičių rėžėsi sunkvežimis su priekaba, vežantis kukurūzų burbuolės. Smūgis buvo toks stiprus, kad automobilį nusviedė į laukus, plačiai išplėšdamas duris lauk. Nylija žūva iškart. Avarijoje taip pat miršta vos metukų sulaukusi Baideno dukrytė Naomi. 2 sūnūs Josephas III, kurį visi vadino Beau, ir Hunteris su lūžusiais kaulais ir kaukolės traumomis kritinės būklės atsidūrė ligoninėje. Įsivaizduokite tą jausmą, kokia sunkiai suvokiama paralyžiuojanti tamsa turėjo užlieti Joe Bideną, kada visa tai įvyko. Tu ką tik pasiekei savo gyvenimo svajonę, tu esi pasaulio viršūnėje, šventi pergalę ir tą pačią akimirką pusę tavo šeimos miršta. Bidenas norėjo viską mesti, jis norėjo atsisakyti senato, jis nenorėjo nieko, jo viduje viskas buvo mirę. Jis vėliau rašė, kad tuo metu pirmą kartą gyvenime suprato žmonės, kurie nusprendžia užvaldyti savo gyvenimus. Jis labai aiškiai pajautė tą trauką, koks tai jausmas, kai norisi tiesiog išjungti šviesą ir nebejausti to fizinio sielvarto skausmo. Jis vaikščiodavo pavojingais rajonais naktimis, tikėdamasis, kad kas nors jį užpuls ir kils muštynės, bet vyresni senatoriai jį kalbėjo pasilikti bent pusmečiui. Pabandyk nors 6 mėnesius, Joe, jie sakydavo, ir jis davė senatoriaus priesaiką ne Vašingtone, Kapitolijaus salėje su visais. Jis davė priesaiką ligoninės palatoje Delavere, stovėdamas prie savo gipsuotų sumuštų sūnų lovų, padėjęs ranką ant Biblijos. Nuo to laiko atsirado jo nauja pavardė – Amtrak Joe. Amtrak yra Amerikos nacionalinė geležinkelių kompanija, kaip Lietuvos geležinkeliai pas mus. Kiekvieną vakarą po darbo senate jis sėsdavo į Amtrako traukinį ir po 1,5 valandos kiekvieną kartą važiuodavo namo į Delaverą. Tam, kad galėtų pabučiuoti savo sūnus prieš miegą, kad jie pabudę ryte matytų jį namuose, kad netekę savo mamos jie neprarastų dar ir tėvo. Jis taip darė kiekvieną darbo dieną visus savo 36 metus senate, 100 000 kilometrų tuo pačiu traukiniu. Tai jį humanizavo. Tai padarė jį pažeidžiamu. Tikru, tragišku žmogumi, beprotiškai ciniškame, šaltame ir apskaičiuotame Vašingtono politikos pasaulyje. Už plačios ir fotogeniškos Joe Bideno šypsenos atsirado gylis. Tai buvo ne šiaip savo politikas, bet vyras, išgyvenęs asmeninį pragarą ir likęs stovėti, nepaisant visko. 70-ųjų krizių laikai baigėsi ir pasaulis su sprogstančia energija įvažiuoja į 80-uosius. Neono, plaukų lako, vartotojiškumo ir Ronaldo Reigano erą. Jeigu 70-ieji buvo purvini, depresyvūs, pilki ir pilni abejonių, tai 80-ieji yra ryškus, pulsuojantis ir be galo arogantiški. Muzikoje atsiranda sintezatoriai ir drum mašinos. Karaliauja MTV, Depeche Mode, Madonna, Michaelas Jacksonas ir Princas. Viskas pradeda suktis aplink įvaizdį. Kinuose rodo Terminatorių, Atgal į ateitį ir vieną Rambo dalį po kitos, kur vienišas Amerikos herojus nugali visus. Wall Streetas tampa naująja Amerikos bažnyčia, o biržos makleriai su plačiais kaklaraiščiais, petnešomis, atgal sušukuotais plaukais ir plytiniais pirmaisiais mobiliaisiais telefonais tampa naujaisiais epochos herojai. Greed is good. Godumas yra gerai, godumas yra teisėtas, godumas veikia. Taip sakė Michaelo Douglaso herojus Gordonas Gekko filme Wall Street. Ir tai nebuvo šiaip citata iš filmo, tai buvo visos epochos šūkis. Pinigai tapo vieninteliu žmogaus vertės matu. Politikoje įvyksta didžioji Reigano revoliucija. Ronaldas Reiganas, buvęs Holivudo aktorius, B klasės filmų herojus, profsąjungų veikėjas ir Kalifornijos gubernatorius, tampa prezidentu.
respublikonų prezidentu. Ir jis atneša Miltono Friedmano neoliberalizmą iš akademinių knygų tiesiai į pačią Amerikos politikos širdį, paversdamas jį pagrindinę valstybės ideologiją. Jis yra absoliutus tobulas Kenedžio revoliucijos atoveiksmis. Prieš 20 metų Kenedis sakė, kad neklausk, ką valstybė gali padaryti dėl tavęs, klausk, ką tu gali padaryti dėl jos. Jis kvietė aukotis dėl bendro gėrio. Reiganas atėjo, nusišypsojo savo tėvišką šypseną ir pasakė, 9 patys baisiausi žodžiai anglų kalboje yra aš esu iš valstybės ir atėjau jums padėti. The 9 most terrifying words in the English language are I am from the government and I'm here to help. Jis kalbėjo, valstybė tau nepadės, valstybė yra tavo priešas, padėk sau pats, daryk pinigus ir nesidairyk atgal. Reigano ekonominė politika gauna Reiganomikos pavadinimą. Jis drastiškai tiesiog kirviu nukerta mokesčius milijonieriams ir didžiosioms korporacijoms, teigdamas, kad tas sutaupytas turtas nutekėjęs trickle down žemyn darbininkams per naujas darbo vietas. Spoileris. Niekas nenutekėjo. Viskas nutekėjo bet kur tik nedarbininkams. Turtuolių pinigai nutekėjo į offshorus arba ten, kur darbo jėga yra pigi ir nėra jokių darbuotojų teisių. Ronaldas Reiganas galutinai sutriuškino profsąjungas, kai oro eismo kontrolieriai paskelbė streiką dėl geresnių sąlygų, Reiganas tiesiog atleido juos visus per vieną dieną, virš 11 000 žmonių. Profsąjungų tada ir politikai, ir verslas labai bijojo. Reiganas parodė, kad jos yra popieriniai tigrai, kuriuos galima plėšyti. Jis atleidžia vadžias verslui ir masiškai panaikina aplinkosaugos ir finansų reguliavimą. Šaltajame kare jis pasirenka ypač agresyvę ir labai griežtą liniją. Jis tiesiai šviesiai be jokios diplomatijos vadina Sovietų sąjungą blogą imperiją ir perkrauna ginklavimosi varžybas, kurdamas grandiozinės karo technologijų programas, siekdamas tiesiog finansiškai nualinti sovietus, ir visa tai suveikia. Amerikos ekonomika užriaumojo, Wall Street'ą užliejo pinigų lietus. Ką tokiame pasaulyje, kuris myli Reiganą, kur ekonomika auga ir kur pinigų kultas yra visagalis, gali daryti demokratas Joe Bidenas? Jis turi prisitaikyti. Tai yra paprastas politinio išgyvenimo instinktas ir jis tai padaro. Neoliberalizmas pradeda nenumaldomai kaip virusas skverbtis į pačią demokratų partiją. Bidenas, būdamas pragmatikas, supranta, kad senieji kairieji Roosevelto New Deal ir Kenedžio keinsistiniai pažadai daugiau socialinės apsaugos, pagalba skurstantiesiems ir valstybės programos, šitie dalykai viduriniosios klasės rinkėjai jau seniausiai nebedomina. Rinkėjai nori to, ką siūlo Reiganas. Jie nori mažesnių mokesčių ir labai griežtos kovos su nusikalstamumu. Nes 80-aisiais kartu su blizgučiais Amerikoje prasideda crack kokaino epidemija. Akimirksniu Amerikos miestų gatvės tampa tikromis karo zonomis su gaujų susišaudymais ir tūkstančiais žmonių juose. Šaltojo karo klausimais Joe Bidenas yra tipinis centristas. Jis nėra Reigano eros vanagas, jis palaiko ginklavimosi kontrolės sutartį su sovietais ir lankosi Maskvoje netgi, bet jis nėra joks pacifistinis hipis, jis balsuoja už stiprią kariuomenę ir didelius gynybos biudžetus. Ir asmeninėme gyvenime 80-aisiais jam pagaliau po ilgos tamsos pradeda šviesti saulė. Jis veda antrą kartą Jill Jacobs. Ji yra anglų kalbos mokytoja, ji nėra iš politikos pasaulio ir tai jį labai gelbėja. Ji tampa jo ramščiu ir inkaru realybėje ir ji užaugina jo sūnus kaip savo ir jie kartu susilaukia dukros Ashley. Ir tada po 15 metų senate 1987 metais, jausdamasis pakankamai stiprus ir pakankamai patyręs, Joe Bidenas paskelbė, kad kandidatuos į Jungtinių valstijų prezidentus. Tai buvo 1988 metų rinkimų kampanija,
Laikas po 2 Reigano kadencijų, kai demokratai buvo labai silpni, o respublikonai neturėjo geros pamainos Ronaldui Reiganui, kada buvo visiškai neaišku, ar respublikonai toliau dominuos, ar demokratai atras antrąjį kvėpavimą. Ir Bidenas ten pamatė savo šansą. Jis buvo reliatyviai jaunas, 44 metų, buvo iškalbingas, turėjo savo istoriją ir tiesiog televizoriui skirtą akinančiai baltą šypseną. Jis atrodė kaip natūralus Kenedžio įpėdinis, bet tada nutinka skandalas. Viename savo renginyje Ajovoje jis pasako velniškai gerą emocingą kalbą apie savo kilmę, apie tai, kaip jo protėviai dirbo anglies šachtose po 12 valandų per dieną ir neturėjo jokių galimybių, apie tai, kaip jis yra pirmasis iš savo giminės gavęs šansą eiti į universitetą ir sėdėti senate, skambėjo įkvepiančiai, publika plojo atsistojusi. Problema buvo ta, kad tai nebuvo jo kalba, tai nebuvo jo gyvenimas, jo protėviai nebuvo angliakasiai, tai buvo Britų leiboristų partijos lyderio Neilo Kinoko kalba pasakyta prieš kelis mėnesius Jungtinėje karalystėje. Bidenas ją nukopijavo beveik žodis žodin. Jis netgi paminėjo Kinoko žmonos giminę kaip savo. Tai buvo visiška nesąmonė, visiškas kognityvinis disonansas. Priešininkai ir žurnalistai, žinoma, tai iškapsto akimirksniu ir padaro split screen video, kur Kinokas ir Bidenas stovi vienas šalia kito ir sako lygiai tą patį. Tada išlenda dar daugiau skeletų iš Bideno spintos, išlenda tas seniai pamirštas plagijavimo skandalas iš Sirakūzų universiteto. Paskui atsiranda video, kur Joe Bidenas prezidento kandidato kampanijos metu, pykdamas ant vieno rinkėjo, smarkiai išpūtė savo akademinius pasiekimus, teigdamas, kad baigė universitetą geriausiais pažymiais, kad turėjo 3 diplomus, nors iš tiesų buvo savo kurso beveik uodegoje ir diplomus turėjo tik 2. Skandalas po skandalo pribaigė Bideną. Žiniasklaida pajuto kraują vandenyje ir jį pradėjo doroti kasdieną. Ir jo kampanija žlunga greičiau negu nei per kelias savaitės. Ir jis turi pasitraukti iš prezidentinių lenktynių su didžiulė žeminančia gėda. Jo kaip politiko reputacija atrodė sunaikinta visam laikui, bet gyvenimas turėjo kitokių minčių. Iškart po kampanijos žlugimo 1988 m. vasario mėnesį Joe Bidenas pradeda jausti siaubingus, paralyžiuojančius kaklo skausmus. Jis geria nuskausminamuosius saujomis, bet tai nepadeda. Sykį po sunkios darbo dienos jis randa save ant grindų viešbučio vonios kambaryje. Jis prarado sąmonę ir pragulėjo be jos keletą valandų. Medikai jo galvoje randa 2 smegenų aneurizmas. Kraujagyslės jo smegenyse buvo išsipūtusios ir pasiruošusios sprogti bet kurią sekundę. Tai būtų staigi mirtis. Gydytojai jam paskiria atvirą smegenų operaciją ir duoda labai mažai šansų išgyventi, o jei išgyvens, bus didelė rizika prarasti kalbos dovaną. Katalikų kunigas netgi ateina į jo ligoninės palatą paskutiniojo sakramento prieš operaciją, jeigu Bidenas neatsibustų. Nepaisant labai tamsių prognozių, chirurgai padaro stebuklą. Jie sutvarko tas aneurizmas. Joe Bidenas išgyvena labai sunkią galvos smegenų operaciją su dalinai paralyžiuotu veidu ir turi mokytis iš naujo kalbėti, bet gyvas. Jis grįžta į senatą po 7 mėnesių su didžiuliu randu per visą savo galvą ir giliu suvokimu, kad jo laikas būti viršūnėje dar neatėjo. Jam reikia laukti savo akimirkos ir tiesiog dirbti savo darbą toliau. 90-ieji. Pasaulis apsiverčia aukštyn kojomis, geopolitinis žemėlapis perbraižomas iš naujo. Sovietų sąjunga subyra į gabalus be jokio šūvio, lyg supuvęs obuolys. Berlyno siena griūva ir šaltasis karas baigėsi visišką, absoliučiai ir besąlyginę Amerikos pergalę. Politikos mokslininkas Francis Fukuyama 1992 metais parašo savo garsiąją knygą Istorijos pabaiga ir paskutinis žmogus – The End of History and the Last Man. Jis paskelbė, kad viskas, tironijų ir autokratijų laikai pasibaigė ir nuo šiol pasaulyje dominuos tik demokratijos. Tai reiškia, kad ideologinės kovos, kurios kankino žmoniją visą 20-ąjį amžių, baigėsi.
jokių fašizmų, jokių komunizmų, jokių alternatyvių sistemų. Liberali demokratija ir laisvoji rinka laimėjo galutinai. Ir taip dabar bus amžiams. Neoliberalizmas tapo nebe vienos partijos politinė teorija, jis tapo tiesiog gamtos dėsniu, su juo niekas nesiginčijo ir niekas negalvojo jam jokių kitų alternatyvų. Tai yra vadinamasis unipoliarinis momentas. Amerika yra vienintelė globali super valstybė be konkurentų ir jokių aiškių priešų horizonte visiškai nesimato, nes 90-aisiais Kinija dar tik gamina pigius plastikinius žaislus, o Rusija skęsta mafijos karuose ir skurde. Kultūriškai 90-ieji yra labai keistas šizofreniškas miksas. Iš vienos pusės milžiniškas ekonominis optimizmas, prasideda .com burbulas išprovokuotas interneto atsiradimo. Žmonės tiki, kad internetas atneš žinias, taiką ir globalizmą. Per televiziją rodo Friends, MTV transliuoja spalvotus klipus, Sega dominuoja žaidimų konsolėse ir visur karaliauja pop kultūra. Iš kitos pusės, ypač jaunimo tarpe, jaučiasi keistas, sunkiai paaiškinamas egzistencinis nerimas. Sietle gimsta nauja roko muzika. Grunžas, Kurtas Kobeinas su Nirvana kaip atsvara glamūriniams praeito dešimtmečio rokeriams, murzini apdriskė ir susivėlę drioksteli savo Smells Like Teen Spirit. Prasideda X kartos revoliucija. Gen X'ai turi viską materialinę prasme, jie negyvena kare, negyvena skurde, bet jie jaučia absoliučią, žlugdančią beprasmybę, komercializacijos tuštumą ir apatiją. Politikoje įvyksta Klintono revoliucija. Bilas Klintonas, jaunas, saksofono grojantis, charizmatiškas gubernatorius iš Arkanzaso, laimi 1992 metų rinkimus ir tampa prezidentu. Jis padaro tai, ko net Reiganas nesugebėjo. Jis galutinai ir negrįžtamai politikoje įtvirtina neoliberalizmą kaip vienintelę galimą žaidimo taisyklę. Jis paima Reigano ekonominį modelį, dereguliaciją, laisvą rinką, finansų dominavimą ir inkorporuoja jį į kairiųjų demokratų partijos politiką. Tai vadinosi trečiuoju keliu, The Third Way. Ne senoji kairė, ne radikali dešinė, o centras, susiliejęs su verslu. Klintonas vienoje savo metinėje kalboje pasako garsiąją frazę: didžiosios valdžios era baigėsi. The era of big government is over. Ir tai sako demokratos. Partijos, kuri sukūrė didelę valstybę lyderis. Demokratai masiškai nustoja kovoti už profsąjungas, atstumia darbininkų klasę ir pradeda gerti šampaną su Wall Street'o bankininkais ir remti globalią laisvąją prekybą. 90-aisiais yra pasirašoma NAFTA sutartis su Meksika ir Kanada, kuri galutinai sunaikins ir taip merdėjantį pramoninį sektorių Jungtinėse Amerikos valstijose. Joe Bidenas 90-aisiais yra savo senato galios viršūnėje. Jis nėra prezidentas ir jis toli nuo to, bet jis yra vienas įtakingiausių žmonių Vašingtone. Jis vadovauja komitetams, jis rašo įstatymus ir jis daro dalykus, kurie puikiai atspindi Klintono eros neoliberalų konsensusą ir už kuriuos vėliau jam teks labai ilgai atsiprašinėti ir teisintis. Pirmiausia, jis yra pagrindinis autorius garsiojo 94 metų nusikalstamumo įstatymo Crime Bill arba Biden Crime Law. Tai buvo griežčiausias, be galo drakoniškas baudžiamasis įstatymas modernioje JAV istorijoje. Jis įvedė privalomas minimalias bausmes už narkotikus, baudžiant už pigų prastuomenę sukomą crack 100 kartų griežčiau negu už brangų miltelinį kokainą, kurį Wall Street'as. Ir dar jis įvedė taisyklę, kuris skambėjo 3 nusižengimai ir tu sėdi iki gyvos galvos. 3 strikes and you're out. Tai buvo padaryta norint parodyti baltai viduriniai klasiai, kad demokratai nėra minkšti nusikaltėliams, kad jie tokie pat kieti kaip respublikonai. To rezultatas
Masinis, tiesiog industrinio masto juodaodžių ir mažumų įkalinimas ir privačių pelno siekiančių kalėjimų bumas. Amerika tapo daugiausiai žmonių įkalinančią valstybę pasaulyje. Tai sprendimas, kuris persekios Bideną dar 30 mečius, kol Black Lives Matter aktyvistai nepradės reikalauti atsakymų. Kitas tamsus epizodas - Anitos Hill klausimai 1991 metais, kada prezidentas George'as H.W. Bushas nominuoja itin konservatyvų juodaodį teisėją Clarence Thomasą į aukščiausią teismą. Moteris vardu Anita Hill, teisės profesorė, buvusi jo pavaldinė, apkaltina Clarence Thomasą seksualiniu priekabiavimu. Bidenas tuo metu vadovavo Senato teisės komitetui, kuris turėjo visą tai ištirti, ir jis leido respublikonų senatoriams krūvai senų baltų vyrų išdarinėti Anitą Hill tiesioginėme televizijos eteryje, klausinėjant jos labai privačių ir labai žeminančių klausimų. Jis neapsaugojo jos, jis neiškvietė kitų moterų liudytojų, kurios galėjo patvirtinti jos istoriją. Bidenas ją kvietė ir tiesiog atidavė sudraskyti vilkams. Jis bandė būti institucionalistas, senosios mokyklos džentelmenas, norintis išlaikyti mandagias, kolegialias procedūras su kolegomis respublikonais, netgi kada jie elgėsi kaip žvėris. Clarence'as Thomasas buvo patvirtintas kaip aukščiausio teismo teisėjas ir jis lygi šiol net ir po 30 metų sėdė aukščiausiame teisme kaip vienas radikaliausių konservatorių, o Bidenas tapo moterų teisų aktyvisčių priešų numeris 1. Tačiau užsienio politikoje Bidenas tampa moraliniu svorio centru. Vyksta kruvini karai Balkanuose, 90-aisiais Jugoslavijos byrėjimas, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Srebrenicos Sarajevo apgultis. Europoje vėl atsiranda koncentracijos stovyklos. Bidenas kaip užsienio reikalų komiteto narys važiuoja į vietą, susitinka su Serbijos lyderiu Slobodanu Miloševičium ir kaip jis pats teigia tiesiai jam į veidą pasako: aš manau, kad tu esi prakeiktas karo nusikaltėlis. Bidenas yra vienas iš pirmųjų Vašingtone, kuris pradeda atvirai ir garsiai reikalauti Billo Clintono, kad JAV turi nustoti žiūrėti pro pirštus ir įsikišti kariškai, kad Amerika kaip vienintelė globali supergalybė laimėjusi šaltąjį karą turi ne tik galią, bet ir moralinę pareigą bombarduoti Serbijos pajėgas ir sustabdyti genocidą, nepaisant to, ką sako paralyžiuota ir baili Europa ar jungtinės tautos. Tai yra liberalaus intervencionizmo pradžia. Dar vienos ir labai stiprios neoliberalios pasaulio sudedamosios tvarkos pradžios. Mes turime karinę galią. Mes esame moraliai teisūs, mūsų sistema geriausia, todėl mes galime ir privalome tvarkyti pasaulį pagal savo vakarietišką paveikslą, naudojant išmaniasias bombas ir sparnuotasias raketas, jeigu to prireiks. 2000-ieji, naujas amžius, naujas tūkstantmetis, vos tik praėjo Y2K pasaulio pabaigos panika, kada visi galvoja, jog 2000-aisiais kompiuteriai skaičiavę datą dviženkliais skaičiais 97, 98, 99 ir taip toliau, 2000-aisiais išprotės. Viskas nustos veikti, kompiuteriai užlūš, lėktuvai kris iš dangaus ir branduolinės raketos pačios pakils iš savo šachtų. Bet nieko nenutiko ir visi su palengvėjimu atsipūtė. Mes pradėjome laukti naujo amžiaus ir naujo tūkstantmečio, kur bus skraidančios mašinos ir raketinės kuprinės, bet tada 2001 m. rugsėjo 11 viskas labai staigiai apsivertė. Teroristų užgrobti lėktuvai rėžėsi į pasaulio prekybos centro bokštus dvynius Niujorke ir į Pentagonę Vašingtone. Dešimtmetis, kuris prasidėjo su dotcom milijonierių optimizmu, staiga panyra į kraują, dulkes, byrantį plieną ir degančio aviacinio kuro dūmus. Viskas, visiškai viskas pasikeičia per vieną vienintelį saulėtą antradienio rytą. Kultūroje atsiranda nesibaigianti paralyžiuojanti baimė ir paranoja. Oro uostose prasideda batų nusievinėjimas, skysčių atiminėjimas, atsiranda metalo ieškikliai, rentgeno aparatai. Amerika masiškai pradeda sekti savo piliečius. Irake prasideda masinio naikinimo ginklo paieškos. Saugumas
tampa svarbesnis už laisvę, politikoje absoliučiai dominuoja prezidentas Džordžas W. Bušas, Bušas jaunesnysis, jis ir jo neokonservatoriai. Neokonservatoriai, neocons, buvo trumpai, bet švietė ryškiai. Tai buvo arogantiška imperinė idėja, kad Amerika turi ne šiaip palaikyti tvarką pasaulyje, bet ji turi būti jėga, kuri ginklais, bombonešiais ir tankais neša demokratiją į visą planetą. Jeigu reikia, per prevencinės karinės invazijas, nesiklausant jokių jungtinių tautų ar pasaulio bendruomenės nuomonių. Jie mane, kad jeigu jie nuvers diktatorius Bagdade ar Kabule, žmonės ten iškart jau kitą dieną pradės džiaugtis, gerti Coca-Colą, klausytis Britney Spears, statyti McDonald'sus ir entuziastingai balsuoti už demokratinius kandidatus laisvuose rinkimuose. Neokonų idėjos atvedė prie karo Afganistane ir žinoma pragaištingo išgalvotais pretekstais paremto karo Irake, kuris truko maždaug 20 metų. Joe Bidenas tuo metu vis dar senate, dabar jau kaip pats įtakingiausias užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Jo žodis užsienio politikoje tarp demokratų yra lemiamas ir jis padaro didžiausią, pačią tragiškiausią, labiausiai jam kainavusią savo politinės karjeros klaidą. Jis balsuoja už karą Irake, jis balsuoja suteikti Bušui galią pulti Sadamą Huseiną, jis patikė arba apsimeta, kad patikė administracijos melu apie Sadamo Huseino neva kuriamus masinio naikinimo ginklus. Arba gal greičiau, kaip ir daugelis to meto demokratų, įskaitant Hillary Clinton, jis tiesiog bijo pasirodyti silpnas ir nepatriotiškas po rugsėjo 11-osios atakų. Artėja rinkimai ir niekas nenori, kad juos vadintų teroristų rėmėjais, nes visa neoliberali klasė Vašingtone tuomet nuoširdžiai arogantiškai manė, kad karas bus trumpas, pergalingas, gėlėmis klotas ir pigus, kad Irako nafta pati apmokės karo išlaidas. Mes visi žinom, kaip tai baigėsi. Trilijonai dolerių paversti pelenais, šimtai tūkstančiai civilių mirčių, tūkstančiai žuvusių ir sužalotų jaunų amerikiečių karių, grįžusių be galūnių ar su posttrauminio streso sindromais. Ir visiškai sugriautas, destabilizuotas regionas, kas galiausiai lėmė monstriškos islamo valstybės atsiradimą ir sustiprėjimą. Neokonservatoriai tada save visiškai ir galutinai diskreditavo istoriškai. Bet tai buvo tik viena geopolitinė krizė. 2008 metais pasaulio ekonomika dūžta. Didžioji recesija, globali finansų krizė, Lehman Brothers ir kitų bankų masiniai bankrotai. Wall Streeto bankininkai dešimtmetį žaisdami su nekilnojamo turto paskolomis, išduodami paskolą žmonėms neturintiems pajamų, perpakuodami tą šūdą į sudėtingus išvestinius finansinius instrumentus ir pardavinėdami tai kaip aukščiausios klasės vertybinius popierius, lyg kokiame laukinėme sugriauna visą globalią finansinę sistemą. Milijonai paprastų žmonių per kelis mėnesius praranda savo namus, darbus ir viso gyvenimo santaupas. Neoliberalizmo variklis užkala ir užsidega. Laisvoji rinka, kuri pagal Miltoną Friedmaną turėjo būti racionali ir tobula, pasirodo esanti netobulas, save balansuojantis mechanizmas, o nestabilus, godžiai ryjantis, aklas, savidestrukcinis drakonas, monstras, kurį galiausiai nuo bankroto turi gelbėti pati valstybė, naudodama paprastų mokesčių mokėtojų pinigus. Finansistų pelnas buvo privatizuotas, o nuostoliai nacionalizuoti. Tai buvo didžiausia neoliberalizmo veidmainystė ir ant šitų rūkstančių ekonominių griuvėsių, ant šito didžiulio nusivylimo gimsta Obamos revoliucija. Barackas Obama, jo šūkiai Hope and Change, viltis ir pokyčiai, Yes we can, taip mes galime. Jis buvo kažkas neįtikėtino, jaunas, iškalbingas tamsiaodis, iš paprastos šeimos, baltaodės ir juodaodžio imigranto vaikas, augęs pas savo baltaodžius senelius, gavęs Harvardo išsilavinimą ir turintis nepaprastą gyvenimo istoriją, jis šnekėjo kaip poetas ir žmonės jo klausė kaip pranašo. Jis pažadėjo išvalyti Vašingtoną nuo korupcijos ir lobistų, baigti kvailus Bušo karus Vidurio rytuose ir
atstatyti aplūžusią Amerikos ekonomiką iš pamatų. Jis laimi Demokratų partijos nominaciją, bet jis yra protingas. Jis supranta, kad jam reikia pagalbos, kad laimėtų bendruose rinkimuose prieš karo didvyrį Johną McCainą. Obama galbūt turi abidvi pakrantės, bet Vidurio Amerika taip lengvai už žmogų su viduriniu vardu Huseinas nebalsuos. Jam reikia kažko, kas nuramintų senąją Vašingtono gvardiją, kas parodytų baltiesiems darbininkams, šachtininkams, profsąjungų nariams ir gamyklų žmonėms Pensilvanijoje, Ohajuje ir Mičigane, kad šitas jaunas juodaodis teisės profesorius iš Čikagos, kurio vidurinis vardas skamba kaip teroristo, yra vertas jų balso. Jam reikėjo žmogaus su didžiuliais ryšiais ir patirtimi užsienio politikoje. Jam reikėjo Joe Bideno. Bidenas, kuris taip pat nesėkmingai bandė kandidatuoti į prezidento rinkimus 2008-aisiais, bet gavo mažiau nei 1% balsų pirminiuose rinkimuose, sutinka tapti viceprezidentu. Ir tai yra tobulas, nors ir labai keistas duetas. Obama yra vizionierius, intelektas, šaltas, disciplinuotas, kartais arogantiškas ir sunkiai prieinamas. Bidenas yra dėdė Joe, žmogus emocija, žmogus, kuris muša per petį, glebeščiuojasi su visais, pasakoja nešvankius ar per ilgus anekdotus, geria alų su vietiniais profsąjungų lyderiais ir skambina pasaulio lyderiams, kuriuos pažįsta jau 30 metų, kreipdamasis į juos tu. Obamos revoliucija kultūriškai buvo milžiniška, tai buvo istorinis lūžis, Amerika išrinko juodaodį prezidentą. Rasizmo istorija neva baigta, bet ekonomiškai ir struktūriškai ji išsaugojo ir užkonservavo tą pačią neoliberalią sistemą. Bankininkai, kurie sugriovė pasaulio ekonomiką, nebuvo pasodinti į kalėjimus, nei vienas iš krizės kaltininkų nenukentėjo. Sistema buvo išgelbėta, užlopyta, pumpuojama pigiais pinigais iš centrinio banko ir paleista riedėti toliau, tartum nieko nebūtų įvykę. Išgelbėtojų turėjęs būti Obama išpirko elito nuodėmės ir nuspyrė skardinę ridentis toliau. Ir tai mes pasiekėme 2010-uosius. Dešimtmetis, kada neoliberalizmas galutinai visiškai ir neatšaukiamai nustoja veikti paprastiems, dirbantiems žmonėms. Tai yra po 2008 krizės pasaulinė ekonomika po truputį lėtai, bet atsigavo. BVP skaičiai vėl augo, akcijų rinkos kilo ir mušė istorinius rekordus, Silicio slėnis tiesiog kepė vieną sėkmės istoriją po kitos. Atsirado Uberis, Airbnb, Instagramas, išmanieji telefonai tapo absoliučiu nepakeičiamu mūsų gyvenimo centru, pakeitusiu tai, kaip mes bendraujame, kaip dirbame ir kaip mąstome. Atsirado gig economy, kur žmonės dirba be garantijų, kaip laisvai samdomi kurjeriai, vairuotojai ar kiti specialistai, bet tas atsigavimas buvo labai netolygus ir labai iškreiptas. Visi pinigai, visas sugeneruotas pelnas plaukė tiesiai į viršų pas tuos 1%, kurie jau ir taip turėjo visą kapitalą. Darbininkų ir viduriniosios klasės pajamos pradėjo stagnuoti. Fabrikai JAV vidurio vakarų vadinamoje rūdžių juostoje Rust Belt toliau vis dar masiškai uždaromi, perkeliant gamybą į Kiniją ar Meksiką, vardant pigesnės darbo jėgos ir didesnių pelno maržų korporacijoms. Procesai prasidėję 80-aisiais dar prie Reigano net neketino sustoti. Europoje tuo pat metu prasideda ir tęsiasi eurozonos krizė. Graikija, Ispanija, Italija ir Airija skęsta valstybinėse skolose, o vokiečių bankininkai ir Briuselio biurokratai reikalauja griežto žiauraus taupimo, pensijų ir lengvatų karpimo. Žmonės vakaruose jaučiasi apgauti. Jie jaučia, kad sistema yra iš esmės surežisuota kaip kortų žaidimas su iš anksto susitarusiais sukčiais, kad ji veikia tik elitui, bankams ir tarptautinės korporacijoms, o paprastas žmogus yra paliktas likimo valiai. Ir prasideda didžiulis tektoninis politikos perkrovimas. Elito institucijos praranda kontrolę. Gatvėse atsiranda Occupy Wall Street judėjimas. Jauni žmonės, studentai su milžiniškomis paskolomis protestuoja prieš 1% turtingiausiųjų, statydami palapinių miestelius Niujorke visų krizę sukėlusių finansinių institucijų akivaizdoje. Iš dešinės kyla Tea Party judėjimas, radikalūs pikti respublikonai, reikalaujantis išardyti valstybės aparatą ir grįžti prie tikrų
tikrųjų amerikietiškų vertybių. Didžiojoje Britanijoje 2016-aisiais įvyksta Brexit, milžiniškas vidurinis pirštas Briuselio technokratams, globalizacijai ir laisvam judėjimui. Obamos administracija, kurioje ištikimai dirba Bidenas, bando laviruoti šiame augančiame chaose. Jie priima Obamacare, arba kaip oficialiai tai vadinasi Affordable Care Act, didžiulį sveikatos apsaugos reformos paketą, kuris suteikia prieimą prie sveikatos apsaugos milijonams. Jeigu kalbam apie mediciną, Amerika yra trečiasis pasaulis. Jeigu tu neturi pinigų, tau jokios sveikatos apsaugos paslaugos yra neprieinamos. Visa medicina ten yra privati ir amerikiečiai už ją moka brangiausiai pasaulyje, gaudami vienas prasčiausių paslaugų. Jeigu jūs neturite gero sveikatos draudimo, onkologinė diagnozė jūs subankrotins ir pavers benamiais. Obamacare priimamas su didžiuliais kompromisais, per mažai demokratams ir per daug respublikonams. Tai kainavo milžinišką politinį kapitalą ir sukėlė dešiniųjų įniršį. Bidenas šiuo laikotarpiu yra Obamos dešinioji ranka, jo senatorių tramdytojas akys ir ausis užsienio politikoje. Jis važinėja į Ukrainą po Maidano revoliucijos ir Krymo aneksijos 2014 metais, bando ten tvarkyti korupciją, kas labai jam vėliau atsirūks per jo sūnų Hunterį Bideną. Jis tvarko reikalus Lotynų Amerikoje, jis derasi su priešišku respublikonų kongresu, nes jis vienintelis Obamos komandoje moka su jais kalbėtis, susėsti prie stiklinės ir rasti kompromisą. Bidenas yra geras karys, sistemos žmogus ir lojalus viceprezidentas, bet tada asmeninėme gyvenime jį vėl po daugiau nei 40 metų aplanko tragedija. Jo vyriausias sūnus, Beau Bidenas, jo absoliutus pasididžiavimas ir akių šviesa, Delavero generalinis prokuroras, karo veteranas, tarnavęs Irake, skirtingai nei daugelis kitų politikų vaikų, žmogus, kuris visų manymų vieną dieną turėjo tapti prezidentu. Beau susirga agresyvę, nepagydomą smegenų vėžio formą ir 2015 metais po trumpos, bet kankinančios ir nevilties kupinos kovos jis mirė. Jam tebuvo 46. Bidenas yra sugniuždytas, visiškai sunaikintas iš vidaus. Antrą kartą jo gyvenime tėvas laimėjo savo vaiką. Dėl šitos tragedijos ir nesuvokiamo sielvarto jis nusprendžia nekandidatuoti 2016 m. prezidento rinkimuose, nors daugelis jo prašė, manydami, kad jis vienintelis gali išlaikyti darbininkų klasės susidomėjimą demokratams. Jis su ašaromis akyse užleidžia kelią Hillary Clinton, institucijų, establishmento ir status quo kandidatei. Ir mes visi puikiai žinome, kas nutinka 2016 metais. Donaldas Trumpas nutinka. Trumpo revoliucija kilo ne iš niekur. Ji nebuvo atsitiktinumas, sistemos klaida ar tiesiog rusų hakerių ir Cambridge Analytica darbas, ką demokratai ilgai bandė pardavinėti po jiems labai netikėtai pralaimėtų rinkimų 2016 metais. Tai kilo iš to dešimtmečius kaupto elito ignoruoto pykčio prieš neoliberalią sistemą, prieš politikų tuščias nupoliruotas kalbas, prieš prarastas darbo vietas, prieš uždarytas gamyklas Mičigane ir Ohajuje, prieš nesibaigiančius beprasmius karus artimuosiuose rytuose, į kuriuos labiausiai nuo neoliberalizmo nukentėję žmonės siuntė savo vaikus, prieš tą patį elitą, kuris į juos žiūrėjo iš aukšto ir vadino pasibaisėtinais, deplorable. Trumpas, milijardierius iš Niujorko, gyvenantis auksinėme bokšte, nuvažiavo į tas nuskurdusias valstijas, užsidėjo raudoną kepuraitę ir pasakė, sistema yra supuvusi. Jie jūs pardavė, globalistai atidavė jūsų darbus Kinijai, o aš esu jūsų kerštas. Aš atstatysiu sienas ir padarysiu Ameriką didingą. Vėl. Jis suplėšė visą politikos vadovėlį ir laimėjo. Tai buvo šokas sistemai, globalus žemės drebėjimas, kol Trumpas ardė Amerikos institucijas, izoliavo sąjungininkus Europoje, flirtavo su diktatoriais ir rašė caps lock Twitterių žinutes 3 valandą nakties. Joe Bidenas sėdėjo namuose Delavere. Jis rašė atsiminimų knygą apie savo sūnų Beau ir jis stebėjo televizoriaus ekrane, kaip viskas, absoliučiai viskas, ką jis kūrė, gynė ir institucionalizavo per pusę amžiaus savo politinio darbo, degė atvira liepsna ir jis nusprendė.
Jis pajuto pareigą, kad jis privalo grįžti. Viena paskutinė kova. One last ride prieš išėjimą į užtarnautą poilsį. Šitą dalį jūs ramiai galite praleisti, nes toliau girdėsite reklamą ir tai galite padaryti pasinaudodami chapteriais arba skyriais, kad ir kaip tai vadinasi jūsų platformoje, arba jeigu tokių dalykų pas jūs nėra, tai tiesiog eikit į aprašymus ir komentarus apačioje, ten surasit skyrių laikus, skyrių pavadinimus ir galėsit šokinėti ten, kur jums šito epizodo klausytis yra įdomiausia. Nes toliau jūs girdėsite pardavimus. Kontentas vis viena, be komercijos nėra įmanomas, bet Armėno radijo senbuviai žino, kad Armėnas brėžia liniją. Yra komercija ir yra komercija. It's okay, kiti žmonės tai daro, galbūt aš irgi kada nors gyvenime tai darysiu tą intrusyvę kontento komerciją, kada tu bandai išsiklenčinti reakcijų, kada reikia, nereikia, tu kiši užuominas ir referencijas į kitus epizodus ir kada tu paprasčiausiai pardavinėji savo auditoriją brangiausiai mokantiems reklamdaviams. Tai yra verslo modelis, aš jo nesmerkiu, bet man jis nepatinka ir aš to bent jau nedarau. Armėno radijo komercija yra gerokai mažiau intrusyvi ir dramatiškai skaidresnė. Tai visų pirma, dalykai, kuriuos aš pardavinėju, tai yra ne šiaip savo kažkieno dalykai, kuriais nei aš tikiu, nei aš žinau, gavau medijo briefą ir paskaičiau. Tai yra dalykai, kuriuos aš pats kūriau ir už kuriuos aš galiu būti atsakingas. O konkrečiai kalbu apie Armėno radijo prenumeratos, už kurių yra paslėptas visas geriausias šito podcasto turinys. Ir jeigu jūs norite palaikyti savo mėgstamiausią podcastą arba tiesiog atsidėkoti Armėnui už a job well done, jūs visada tai galite padaryti per Armėno radijo prenumeratas, kurių yra 3 pagal kiekvieno skonius ir kiekvieno gebėjimus. Viskas prasideda nuo Armėnas Plus. Tai yra prenumerata, kuri kainuoja, įsiklausykite, vieną vienintelį eurą į mėnesį. Ir už tai jūs galite klausytis Armėnas Plus epizodų, kas reiškia, tai yra tiesiog turinys be reklamos ir apribojimų. Visi įprasti epizodai, kurie pasirodo Armėno radijoje viešai. Šitie epizodai yra N16, aš iškarpau visus keiksmažodžius, visus kontroversiškus žodžius ir čia būna įdėta reklama ir kaip YouTube'o atveju, pavyzdžiui, gali nutikti, yra įjungta monetizacija. Šitas košmaras pasibaigia tą pačią akimirką, kada jūs užsiprenumeruojate Armėnas Plus už vieną vienintelį eurą į mėnesį. Armėnas Plus tai reiškia, kad jūs girdite epizodus be reklamos, be apribojimų, tiesiog nueinate į Armėno radijo Patreoną ar Contribui, prenumeruojate Armėnas Plus ir jums tie epizodai be reklamos ir apribojimų atsirakina ir jūs juos galite klausyti kur tik tai jums patogu, arba jungiantis į browserį prie Patreono ir Contribui, arba pasileidžiant tos appsus savo telefonuose ir klausant kaip podcasto. Ir dar Armėnas Plus turinys yra aptinkamas Spotify'uje, kada jūs nueinate į bendrą Armėno radijo feedą, jūs ten pamatote epizodus pažymėtus plus, spaudžiate ant bet kurio, jums iššoka pasiūlymas susimokėti netgi ne 1 eurą, o 99 centus į mėnesį. Šitą sumą aš norėjau padaryti visose platformose, tik tai vienintelis Spotify'us man leido įvesti sumą mažesnę už vienetą. Tai už 99 centus į mėnesį Spotify'uje jūs galite pradėti klausyti Armėno radijo epizodų be reklamos ir apribojimų tiesiog iš savo Spotify komforto. Ir nuorodos į Armėno radijo Patreoną ir Contribui yra aptinkamos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Armėnas Pro yra sekantis prenumeratos lygmuo ir čia jūsų godžios rankelės atranda save su daug bonus kontento juose. Tai visų pirma, jums atsirakina Armėnas Pro epizodai ir nuo įprastų epizodų jie skiriasi. Jie yra lygiai taip pat be reklamos ir apribojimai kaip ir Armėnas Plus epizodai ir beje Armėnas Plus epizodai jau automatiškai įeina į visus Armėnas Pro planus. Tai Armėnas Pro epizodai yra be reklamos, be apribojimų
ir dar jie yra ilgesni. Visada galutiniam viešai pasirodančiam epizode atsiranda dalykų, kuriuos aš palieku ant montažinės grindų. Tarkim, šiuo atveju čia buvo pakalbėjimas apie jaunesnį Joe Bideno sūnų Hunterį Bideną. Ir aš negaliu atvirai kalbėti apie tą žmogų, nes ta prasme jisai turėjo tokį gyvenimą, kad aš tiesiog gausiu baną. Aš nenoriu flirtuoti su tokiais dalykais ir tiesiog aš viską iškirpau, padėjau į Armėnas Pro ir čia po spraktelėjimo jūs galite išgirsti nedidelę ištrauką, apie ką tai maždaug buvo. Ir tame košmare jis peržengė tabų, kuris šokiravo net viską mačiusi Vašingtoną. Pametęs galvą nuo svaigalų ir sielvarto, Hunteris pradėjo susitikinėti su savo velionio brolio našle, su Holly Biden. Tai skambėjo kaip graikų tragedija arba pigi muilo opera, nes Hunteris Bidenas miegojo su moterimi, kuri dar gedėjo jo brolio. O dar tai yra Early Access, ankstyvos prieigos epizodai ir Armėnas Pro epizodai pasirodo ištisą savaitę anksčiau, negu šiaip epizodai išeina į Armėno radiją, jo viešą eterį įprastai. Ir jeigu jūs norite, jūs galite, kad ir dabar nueiti į Armėno radijo Patreoną ir Contribui, susirasti Armėnas Pro prenumeratą, susimokėti 4,99 € į mėnesį ir atsirakinti ateinančios savaitės epizodą šiandien. O dar Armėnas Pro šiaip vyksta įvairūs kūrybiniai eksperimentai. Pavyzdžiui, neseniai Valentynkės proga aš įrašiau vieną per daug karštą knygą ir yra šiaip vienas toks kūrybinis pasižaidimas su rašymu pavadinimu 50 Armėno atspalvių, kurį galima atrasti visose Pro prenumeratuose, visose platformose. Tai tokio visokiausio kūrybinio eksperimentavimo bonus turinio periodiškai atsiranda šitoje prenumeratoje ir visa tai yra jums prieinama už 4,99 € į mėnesį Armėno radijo Patreonė ir Contribui, nuorodas į kurias jūs rasite aprašymuose ir komentaruose pačioje. Be Patreono ir Contribui yra Substackas, keistuolis Substackas, kuris nėra labai gera vieta kelti podcastus, bet ten yra klausytojai, kuriems patogu, todėl aš ten esu. Substack'e nėra daug prenumeratos lygmenų, in fact, ten yra vienas, dėl to jūs rasite tik tai Armėnas Pro epizodus ir kontentą ir dėl kažkokių priežasčių Substack'e aš negalėjau įvesti sumos 4,99, vienintelis skaičius, neįmanoma buvo į prenumeratos lygmenis įvesti mažesnio skaičiaus už 5, dėl to visas Pro kontentas ten kainuoja 5 € į mėnesį, bet Substack'e yra galimybė pasiimti metinę prenumeratą, tai yra tiesiog vienu kartu sumokėti 49,99 € ir 12 mėnesių į priekį nevaržomai mėgautis Armėno radijo kontentu už pigiau negu tiesiog 12 kartų mokant po 5 €. Ir jeigu jūs domina Armėno radijo Substackas, tai visos nuorodos yra aprašymuose ir komentaruose pačioje. Armėnas Ultra – kiečiausias ir geriausias prenumeratos lygmuo, 9,99 € į mėnesį ir už tai jūs viską gaunate, visiškai viską. Jums yra prieinami Armėnas Plus epizodai be reklamos ir apribojimų, jums yra prieinami Armėnas Pro epizodai be reklamos apribojimų, savaitę anksčiau ir daugybė visokiausio bonus kontento ir dar jūs gaunate prieimą prie Armėno slėptuvės, kur yra sudėti visi klasikiniai Armėno radijo epizodai, kurių niekur kitur daugiau neberasite internete. Visa tai yra už 9,99 € į mėnesį Armėno radijo Patreonė ir Contribui, nuorodos, į kuriuos jūs rasite komentaruose ir aprašymuose apačioje. Gerai, o kaip elgtis tiems, kurie norėtų palaikyti savo mėgstamiausią podcastą, bet neturi šiuo metu tam finansinių galimybių, tai visada galite pagelbėti savo draugužiui Armėnui savo laiku. Pirmas dalykas, jeigu jums nuoširdžiai patiko epizodas, tai tiesiog paimkite ir paklausykite jį nuo pradžios iki pabaigos.
Antras svarbus momentas, jeigu jums atrodo, kad šitas epizodas kažkam patiktų, tai tiesiog paimkit nuorodą, nusiųskite jiems ir paraginkite paklausyti. Du labai paprasti būdai su labai dideliu efektu. Ir dar aš labai norėčiau, kad jūs nueitumėte į blue-yellow.lt ir padėtumėt Ukrainai nugalėti. Ir jeigu jaučiatės dabar normaliai pasimetę ir nežinote, kur čia koks Patreonas, Contribui, kokia prenumerata, Blue-Yellow ar dar kažkas, tai aš tiesiog padariau vietą, kur visą aktualią informaciją, tai yra visos prenumeratos, visos podcastų platformos, kur yra sudėtas Armėno radijas, visi Blue-Yellow, visos socialinės medijos susijusi su šituo podcastu, viskas yra sudėta į vieną jums patogią naudoti vietą, tai yra Armėno link3/armėnas, arba tiesiog eikit į komentarus ir aprašymus apačioje, ieškokit, kur parašyta visas Armėnas čia, spauskite nuorodas ir atsidursite toj magiškoj vietoj, kur viskas sudėta jums patogiai naudoti. Link3/armėnas arba aprašymai ir komentarai apačioje. Nu va, pagaliau ir dar vienos reklamos pabaigos sulaukėm. Dėkingas labai visiems už dėmesį ir ačiū visiems už jūsų palaikymą. Žemai lenkiuosi, be jūsų nebūtų manęs. Ir laikas turbūt jau sugrįžti atgal į epizodą. Neramieji 20-ieji. Mes vis dar juose gyvename. Naujasis dešimtmetis prasidėjo ne su fejerverkais, o globalia pandemija. Medicininės kaukės, karai dėl tualetinio popieriaus ir dezinfekcinio skysčio, susirgimų ir statistika televizoriaus ekrane kiekvieną vakarą. COVID-19 pandemija. Pasaulis tiesiog užsidarė. Gatvės ištuštėjo, žmonės vieni ligoninių palatose, atskirti nuo artimųjų stiklo sieną, bendraudami per telefonų ekranus. Globalios ekonomikos tiekimo grandinė sustojo. Pasaulis, kuris dešimtmečius rėmėsi neoliberalia idėja just in time, gaminti ten, kur pigiausia, be jokių atsargų, staiga subirėjo, nes nepavyko gauti paprastų kaukių ir kitos elementarios medicinos įrangos iš Kinijos. Tada atėjo George Floydo nužudymas ir masiniai Black Lives Matter protestai, degantis miestai, ašarinės dujos gatvėse ir policijos nuovadų šturmai. Amerika tada atrodė kaip pavargusi, išprotėjusi, savęs nekenčianti valstybė, esanti per milimetrą nuo atviro pilietinio karo, ir šitame apokaliptinėme chaose atėjo 20 metų prezidento rinkimai. Kodėl Trumpas juos pralaimėjo? Žmonės buvo tiesiog pavargę, žvėriškai, iki sielos gelmių pavargę. Pavargo nuo nuolatinės dramos, nuo riksmų, nuo susiskaldimo, nuo nuolatinio streso, ką prezidentas vėl parašys Twitteryje ir kokią nacionalinę krizę ar skandalą sukels šį rytą. Kadangi buvo pandemija ir karantinai, žmonės galėjo balsuoti paštu. Trumpo kampanija nutarė atsiriboti nuo to ir prarado nemenką dalį rinkėjų. Bidenas tuo metu atrodė kaip stabilumo kandidatas. Jis nesiūlė kažkokių radikalių įkvepiančių naujų vizijų ateičiai, kaip Kennedys ar Obama. Jis net nedarė didelių susitikimų su rinkėjais. Jis sėdėjo savo namo Rūsyje Delaware prieš kamerą ir su auditorijom bendravo taip. Jis pasiūlė ramybę, normalumą, nuspėjamumą. Jis buvo kaip senas, nuspėjamas, truputį nudėvėtas, bet labai patogus fotelis, į kurį tu tiesiog nori atsisėsti po ilgios, sunkios, traumuojančios darbo dienos ir išjungti smegenis. Tu nori, kad prezidentas vėl būtų nuobodus. Ir po nestabilaus ir dramatiško Donaldo Trumpo Joe Bidenas pradėjo atrodyti kaip gūsis šviežio oro. Jis kalbėjo apie kovą už Amerikos sielą ir skaičiai buvo jo pusėje, todėl kad Bideno kampanijai neignoravo tų, kurie balsavo nuotoliu. Jis laimėjo tapdamas seniausiu istorijoje išrinktų prezidentu. Jam buvo 78. Teisybės dėliai, kad ir kas būtų laimėję 2020 metų rinkimus, Trumpas ar Bidenas, tai vis viena būtų buvęs vyriausias prezidentas JAV istorijoje, todėl kad Donaldas Trumpas yra
yra tik 4 metais jaunesnis už Joe Bideną. Prezidento Bideno administracija prasidėjo labai įdomiai. 2021 m. sausio 6 d. didžiulė minia apgulė Kapitolijaus pastatą Vašingtone. Jie buvo angažuoti dešiniųjų influencerių ir paties Donaldo Trumpo, kad rinkimai buvo pavogti ir demokratų suklastoti. Minia žmonių įsiveržė į Kapitolijų, kur buvo tvirtinami rinkimų rezultatai. Jie ieškojo homosatanistų ir globalistų, kurie vogė Donaldo Trumpo rinkimus. Aš žinau, ką pasakys jūsų rasistas dėdė Juozas. Rinkimai buvo tikrai pavogti. Trumpas ir jo žmonės tik gynėsi nuo demokratų teroro. Į ką mano atsakymas yra užsičiaupk. Nors kartą gyvenime atsivers knygą ir užsičiaupk. Nes jeigu tu toks protingas ir taip gerai viską žinai, kodėl vairuoji Boltą ir tampai paletės Norfoje? Trumpas pralaimėjo todėl, kad buvo žioplys. Tas pats žioplys, kuris šiandien skandina Amerikos ekonomiką ir prestižą savo paties šūboloje. O dar tik metai praėjo nuo jo antrosios kadencijos. Jis nesuvaldė COVID krizės, nesuprato rinkėjų dinamikos ir atsisakė klausyti už save protingesnių žmonių. Kam vogti rinkimus, jeigu tavo priešininkas pats užlipo ant kiekvieno grėblio? Daugelis manė, kad prezidentas Bidenas bus tiesiog pereinamasis kandidatas, kad jis nieko nedarys, tik ramiai sėdės ovaliajame kabinete, pasirašinės smulkius įstatymus ir grąžins mandagumą atgal į politiką. Bet netikėtai visiems jis priėmė masinius trilijoninius ekonomikos skatinimo paketus. Jis priėmė didžiulį infrastruktūros įstatymą, kurį Trumpas žadėjo 4 metus ir taip ir neįgyvendino, pradėdamas atstatinėti kelius, tiltus, interneto tinklus, visą Amerikos infrastruktūrą, kuriai reikėjo labai daug dėmesio. Jis priėmė čipų ir mokslo įstatymą, vadinamą CHIPS Act, kuris investavo $10 milijardų valstybės dolerių, kad per jėgą grąžintų puslaidininkų gamybą į Jungtinės Amerikos valstijas iš Azijos, nes suprato, kad laisva rinka negarantuoja nacionalinio saugumo. Labai ironiška, bet Joe Bidenas, žmogus, kuris ilgus dešimtmečius rėmė ir balsavo už neoliberalizmą, laisvą prekybą ir globalizaciją, tapo to prezidentu, kuris pradėjo aktyviai ir agresyviai viską ardyti. Jis grąžino valstybinę pramonės politiką, kol dalyką, kurio Jungtinėse Amerikos valstijose nebuvo nuo 70-ųjų turbūt. Jis tapo pirmuoju prezidentu istorijoje, kuris atvirai su megafonu rankose stojo į piketuojančių autogamintojų profsąjungų darbininkų pusę Mičigane. Jis kalbėjo, kad Reagano trickle-down economics nuo pat pradžių neveikė ir tai buvo klaida. Užsienio politikoje atėjo nauji baisūs karai. Iš pradžių chaotiškas, tragiškas pasitraukimas iš Afganistano, kur Talibanas perėmė šalį per kelias dienas, o žmonės vėl, kaip Saigone, krito nuo lėktuvų Kabulo oro uoste. O tada 22 metų vasario 24 Rusijos invazija į Ukrainą. Didžiausias, kruviniausias karas Europoje nuo Jugoslavijos laikų. Bidenas turėjo vėl dar kartą, kaip prie Clintono, suburti vakarų pasaulį, išdalinti ginklus, atgaivinti ir išplėsti NATO aljansą, visas institucijas, kurias jis pats kadaise padėjo sustiprinti šaltojo karo metais. Ir jam tai iš esmės pavyko. Jis veikia kaip senas patyręs šaltojo karo meistras, suvienijęs Europą prieš Putiną. Tada sekė kruvinas konfliktas Gazoje po Hamaso spalio 7-osios teroro aktų Izraelyje, sukėlęs masinius draskančius protestus Amerikoje, universitetoje ir visiškai suskaldęs Bideno demokratų partiją ir atstūmęs jaunimą iš jos. Bidenas palaikė Izraelį, už ką jis jaunimo buvo pradėtas vadinti Joe. Nepaisant visų kontroversijų, Joe Bidenui sekėsi gana neblogai, todėl kad Baltuosiuose rūmuose po labai ilgo laiko pirmą kartą atsisėdo prezidentas, kuris pagaliau pradėjo klausyti savo komandos. To nedarė Clintonas, to nedarė Bushas jaunesnysis, to nedarė Obama ir ypač to nedarė Trumpas. Bet Bidenas buvo kitoks, jis buvo atviras kitoms nuomonėms ir mokėjo keisti savasias. Ir prie Bideno Amerika pradėjo augti. Bet laikas kartais gali būti labai negailestingas. Tu gali pergrūdrauti politinius oponentus, tu gali perrašyti šalies įstatymus, tu gali net laimėti rinkimus prieš Donaldą Trumpą, bet tu negali nugalėti laiko
biologijos ir žmogaus kūno senėjimo procesų. Joe Bidenas turėjo paslaptį, jo aplinka, įskaitant žmoną, vaikus ir patarėjus, ilgai slėpė Bideno kognityvinės problemas. Visos vaikystės problemos ir negalavimai su kalbėjimu, visas stresas, visos aneurizmos ir smegenų operacijos, visa tai grįžo su trenksmu. Mes visi matėme tuos skausmingus klipus internete, kur Joe Bidenas pasiklysta scenoje po kalbos ir tiesiog nežino, kur eiti, tiesdamas ranką į tuštumą, kur jis lipo lėktuvo trapu ir krenta, kur jis sumaišo pasaulio lyderių vardus, supainioja Makroną su Mitterrandu, Ukrainos prezidentas Zelenskį pavadina prezidentu Putinu, o savo viceprezidentę Kamalą Harris pavadina viceprezidentu Trumpu. Į savo kadencijos pabaigą Joe Bideno žingsnis tampa sustingęs, robotiškas, o balsas silpnas, tylus ir senatviškas. Jo administracija darė viską, kad įtikintų rinkėjus, jog už uždarų durų Bidenas yra aštrus kaip kalavijas. Viskas čia tik dešiniųjų propaganda, bet tas melas galutinai ir negrįžtamai sugriuvo per vieną vienintelį vakarą. 2024 m. birželio pabaiga. Pirmieji debatai su Donaldu Trumpu tiesioginėme CNN eteryje. Tai buvo katastrofa. Visiška, absoliuti nesuvaidinta katastrofa. Tiesioginėme eteryje stebint dešimtim milijonų žmonių visoje planetoje. Pasaulis pamatė vyrą, kuris nesugeba suformuluoti ir užbaigti sakinio, kuris praranda minties giją vidury atsakymo apie ekonomiką ir šneka kažkokius blėnius, kuris atrodo sumišęs, pažeidžiamas, tuščiamis akimis spoksantis kažkur į tolį ir neturintis jokios energijos. Spaudimas traukti iš demokratų partijos lyderių ir panikuojančių milijardierių donorų ir liberalios žiniasklaidos tapo tiesiog nepakeliamas. Ir Joe Bidenas padarė tai, ko nedaro beveik joks politikas istorijoje. Ypač tie vyrai, kurie visą gyvenimą daugiau nei pusę šimtmečio desperatiškai siekia šito savo ovaliojo kabineto posto po ilgų įtikinėjimų, pykčio ir izoliacijos nuo COVID savo namuose. Jis pasitraukė iš lenktynių, perleisdamas estafetę viceprezidentei Kamalai Harris. Ir čia mes grįžtame prie to meme, nuo kurio pradėjome visą šitą pasakojimą, kur Joe Bidenas stovi prie auksinės užuolaidos ir palaimingai šypsodamasis išeina iš kadro. Tas vaizdas yra beprotiškai galingas, nes jis simbolizuoja kur kas daugiau nei vieno senyvo žmogaus politinės karjeros saulėlydį. Jis simbolizuoja visos epochos, viso to pasaulio, kuriame mes užaugome pabaigą. Neoliberalus pasaulis su savo atviromis sienomis, globalia laisva prekyba, begaliniu tikėjimu, kad ekonomika ir verslas išspręs visus politinius konfliktus ir atneš taiką, tas pasaulis dabar byra mums prieš akis. Joe Bidenas buvo tos senyvos ir pavargusios ideologijos simbolis. Tiek iš kairės, tiek iš dešinės kyla naujos politinės jėgos. Pasaulis vėl dalinasi į blokus, į ginkluotas stovyklas. Rytai prieš vakarus, globalūs pietus prieš globalią šiaurę. Tarptautinės institucijos, Jungtinės tautos, pasaulio prekybos organizacija ir taip toliau yra visiškai paralyžuotos ir nebeįgalios. Niekas nebetiki tomis senomis taisyklėmis. Joe Bidenas galbūt pats paskutinis vakarų lyderis, kuris dar nuoširdžiai iš viso širdies tikėjo tą senąją 20-ojo amžiaus pabaigos neoliberalia Pax Americana sistema. Jis buvo jos produktas, jos architektas ir sargas vis dėlto. Jo šypsena prie užuolaidos tai atsisveikinimas su tuo pasauliu. Pasaulis, kuris su visomis savo baisiomis ydomis, klaidomis ir augančia piknaudžiaujančia turto nelygybė bent jau atrodė nuspėjamas, valdomas suaugusių žmonių ir racionalus. Šitie laikai kartu su Joe Bidenu baigėsi ir panašu nebegrįš. Kaip atrodys naujasis pasaulis, kas mūsų visų laukia šitame naujame dirbtinio intelekto ir naujų karų amžiuje? Niekas nežino. Mes žingsniuojame tamsoje visiškai nematydami, kur statome kojas. Kol kas po jomis yra tvirtas pagrindas, bet lygiai taip pat ten gali atsiverti tuštuma. Ką žinome tikrai, Joe Bideno politikos era, to senojo pokario neoliberalizmo ir centrizmo epocha dabar jau oficialiai galutinai ir negrįžtamai pasibaigė. Ir kartu su ją dar vienas Armėno radijo epizodas.
God damn, jeigu tik galėčiau belenkai pabaigai uždėčiau Linkin Park priedainį iš What I've Done dainos, bet copyright straiko man reikia kaip skylės galvoje. Šiandien aš jums papasakojau apie Amerikos elitą. Kitą kartą kalba bus apie sovietinį elitą. Todėl sovietinės istorijos elitas. Kitą kartą per Armėno radiją. Va jums ištrauka iš šito būsimo epizodo. Čia klestėjo baisi korupcija ir nepotizmas, dabartiniai mūsų politikų skandalai dėl čekiukų ir supainiotų interesų nebūtų net svarstomi kaip kažkokie nusižengimai back in the day. Svarbus postai būdavo paveldimi arba tiesiog perkami. Šiandien tiek. Iki kito.